Šiandieną Toyota Gazoo Racing Baltic darė tokį paskutinį turbūt techninį pasiruošimą Dakarui. Tai yra mūsų iššūkių ir mes testavome Toyota Hilux pagrindinius mazgus. Jeigu atsimenat, metų pradžioje vandenynų kariautojas Rokas Milevičius plukdė mane su vandens transporto priemonė varoma vėjo ir rodė, kas yra vandens stichijos. Šį kartą aš pasodinau Roką pas save ir mes patikrinome, kas yra smėlio stichijos, kurios yra panašios kaip ir jūsų stichijos herojai. Good luck! Pirma pavara, race mode. Trasa nebuvo ilga, bet mūsų tikslas buvo apkrauti automobilį, o sėdintiems šalia, pavyzdžiui, kaip Rokui, pajausti, kokias apkrovas gali pajausti ekipažas dirbdamas. Ir vienas pagrindinių klausimų, kuris būdavo, kai žmonės išlipdavo iš Hiluxo: jūs taip važiuojat visą darbo dieną? Taip, mes taip važiuojam visą darbo dieną. Man iš tikrųjų įsėdus į mašiną, Benediktas iš karto paklausė, ar Rokai, ar tai pirmas kartas, kada sėdė lenktynėj mašinai? Sakiau, ne, antras kartas. Pirmas kartas buvo per inovacijų dienas. Tai sakė, supratau, laikykis. Pirmas efektas tai buvo tas, kad įsodinta į tą mašiną, ten tave tiek pririša ir parakina, kad tu ten nieko negali padaryti, net pilnų plaučių oro įkvėpti. Ir tada gazo pedalas dugnas. Įspūdžių yra daug, manau, dar mane kiek laiko sapnuotis, nes mes šiandien šitam karjerę apsukom 2 ratus, nedidukus, bet manau 70–80% ką šitas automobilis gali, aš pajutau. Ir jausmas labai dviprasmiškas, nes tik dabar suprantu, kiek daug panašumo turi smėlis ir būtent tas visas Dakaras ir tokio lygio mašina su mūsų jachtomis. Čia vos negrinai gaunasi tas stichijų herojai, kur Benediktas smėlį kapsto, mes tuo metu vandeniu purslus lėkiojam. Tai automobilis tikrai greitas ir ką dar geriau suprantu, tai būtent kokio lygio meistriškumas yra būtent vairuotojo vietoje. Tai yra, kad vairuoti tokius automobilius taip greitai, tokiomis ekstremaliomis sąlygomis gali tikrai ne kiekvienas. Ir čia būtent ir atsiranda tie talentai ir tie išskirtiniai žmonės, kurie tai sugeba, kurie tai daro. Tai man įspūdžių paliko daug ir dabar visai kitaip vertinu patį Dakarą, patį ralį ir žinoma šitas technologinis grožis.